Sveiki visi. Vienas paskutinių mūsų šioje kadencijoje video pokalbių, bet tikrai paskutinis jau iš Briuselio, kitas, jeigu pavyks, bus jau iš Strasbūro. Ir mes šiandien su Andrium nutarėm pakalbėti apie tai, kas aktualu ir Europos parlamente šiuo metu. Ir apie ką rašo politiko, apie kuo domisi ir kitų šalių žiniasklaida, ekspertai, o ir Lietuvoje. Tai kaip Rusija dalyvauja Europos parlamento rinkimuose, bet mes norėtumėm koncentruotis ir apie tai, o kaipgi jinai dalyvauja Lietuvos rinkimuose, kurie bus net 3 šiais metais. Aišku, patys svarbiausi Kremliui yra prezidento rinkimai ir po to seks Europos parlamento rinkimai ir dar Seimo rinkimai. Tai žinoma, tai būtų keista galvoti, kad Rusija dalyvauja visur, išskyrus Lietuvoje. Man atrodo, kad Lietuvos ekspertai, politologai, žiniasklaida kažkaip vengia šitos temos ir aš visai negirdžiu apie tai diskutuojant, bent jau aiškinant žmonėm, o kokie Rusijos interesai, kokiais metodais jinai tuose rinkimuose dalyvauja. Tai va, į tai pastumėjo ir Ursulos von der Leyen, Europos komisijos pirmininkės kalba, čia kaip tik tai šią savaitę Atėnuose, ir jinai pirmą kartą turbūt taip atvirai iš tokio rango politikų, o Europoje visi stengiasi taip, politkorektiškai elgtis, neminėti tam tikrų partijų, tam tikrų pavardžių, visi vis dar galvodavo, kad čia yra, tokie demokratijos procesai, kad kiekvienas turi teisę dalyvauti rinkimuose ir iš tikrųjų turi teisę dalyvauti rinkimuose, bet kaip į tai įsikiša arba įsipaišo, jeigu galime tokį žodį naudoti, Rusija, tai Ursula von der Leyen pasakė labai aiškiai, perspėjo visą Europą, kad Europos parlamento rinkimuose Rusija ne tik tai dalyvauja jau karą pradėjusi, tą sumaištį sukėlusi Europos kontinente, bet ir labai tiesiogiai. Jinai įvardijo 3 partijas, bet sakė, kad jų yra daugiau kiekvienoj valstybei. Tai įvardijo Vokietijos alternatyvą Vokietijai, AfD, įvardijo Le Pen partiją Prancūzijai, įvardijo Konfederaciją Lenkijoje, kuri beje viena iš organizatorių šitų ūkininkų streikų, arba bent jau juos emociškai ir politiškai labai maitina. Tai ir ji pasakė, kad jie yra Putino draugai, matyt, turi ir daugiau informacijos ir kad jie bando iš viso pamatinės vertybės ES pažeisti ir jas naikinti, sukelti chaosą. Na ir kitas dalykas, čekai labai ryžtingai pasielgė. Čia buvo vadinamas Russia Gate skandalas ir pas mus parlamente diskusija apie tai. Kaip tik tai, kai mes kalbam, tu esi įrašytas į kalbėtojų sąrašą nuo Europos liaudės partijos, kur atskleidė tiesiogiai Rusijos pinigus duodamus vokiečių žurnalistam. Na ir daugiau dar yra informacijos, bet aš nenoriu labai ilgai tos įžangos užimti. Taigi, Andriau, tau klausimas, kaip tu matai, arba kaip tu atsakytum tiem žmonėm, kurie nustebtų, tai tikrai Rusija vis dar dalyvauja Lietuvos rinkimuose ir žada dalyvauti? Na, aš galėčiau tik tai pasiūlyti pradžioj paskaityti mūsų kai kurios tekstus. Jeigu atsimeni, tokie 2014 metais buvom parašę memorandumą ar strategiją, Rusijos sulaikymo minkštoji strategija, kurioje daug kalbėjom, kaip tik tada dar nebuvo tokio termino kaip hibridinės atakos, hibridiniai puolimai. Tada kalbėjom apie Rusijos minkštųjų galių strategiją. Dar vėliau, aš žiūriu, 18 metais, net čia atsinešiau, pasidėjau ant stalo, pats pasidariau tokią apžvalgą, irgi paskelbta Lietuvos žiniasklaidoje. Ir jinai buvo mano pavadinta taip: Kremliaus hibridiniai karai prieš Lietuvą, never ending story, kitaip sakant, niekad nesibaigianti istorija. Tai mes tikrai turime daug patirties, skirtingai nuo kitų galbūt valstybių, ir čia galima būtų ilgai taip sakant, kalbėti ir naiviai galvot, kad štai jau pasibaigė Kremliaus hibridiniai karai prieš mus, būtų iš tikrųjų visiškai savo apgaulę. Aš už tai pavadinau dar tą tekstą 18 metų, kad tai nesibaigianti istorija. Ir kaip tik man visą laiką į galvą grįžta tai, ką mes rašėm 14 metais, cituodami vieną iš tokių garsų Rusijos hibridinių karų architektų, Konstantino Kosačiovą, kuris tada buvo Dūmos deputatas, po to valdė tokią Rusijos hibridinių karų agentūrą Rosotrūničistvo. Ir jisai sakė, kas Rusijai turi būti svarbu.
turi būti svarbu ne tik tai, kaip okupuoti karinių požiūrių vienas ar kitas teritorijas, bet iš pradžių kaip okupuoti toje teritorijoje gyvenančių žmonių širdis ir sąmonę. Ir protus. Tai štai su kuo mes ir susidurėm. Iš tikrųjų, Rusija nuosekliai siekia būtent išnaudoti visas galimybes, ypatingai demokratinė Europai, atviras, taip sakant, komunikacijos kanalus, tam, kad, liaudiškai tariant, drumstų širdis ir protus ir juos bandytų okupuoti. Tai ir čia iš tikrųjų, galima matyti, kaip Rusija tą daro. Rusija daro iš tikrųjų skirtingai nuo daugelio čia kitų pastangų, kažkurių tai trečių šalių, ten Kataro ar kitų, taip sakant, kuriuos čia jau esame matę, kur irgi bandydavo įtakoti parlamentą. Rusija dirba labai nuosekliai, sistemingai, iš tikrųjų bandydama perimti politikus, perimti partijas, net kartais perimti ir valstybės, tuo metu tarp ir toj pačioje Europos Sąjungoje. Ir tai daroma, mano, taip sakant, matymas yra labai aiškus. Galima labai nesunkiai pamatyti, jeigu ar partija, ar politika imasi kai kurių veiksmų, kurie yra labai panašus į Kremliui parašytą, taip sakant, partitūrą, tai dažniausiai tokia partija ar tokie politikai ir yra Kremliaus agentai. Čia garsi. Aš tik tai kaip pavyzdį pasakysiu. Štai ką mes, sakykime, matom dabartiniu metu. Ir Lietuvoje, ir Europoje, ir vakaruose atsiranda vis daugiau politikų, kurie sako, mes už taiką, reikia baigti karą, bet tą karą reikia baigti labai paprastų būdų. Reikia neduoti Ukrainai ginklų. Yra visiškas Rusijos scenarijus. Na tai gal toje vietoje visai naudinga yra kartais, ypač ekspertam, aš tai, pavyzdžiui, visai neslepiu to, paklausyti, ką kalba kokie nors Solovjovai, kad žinotum, kad matytum, kad lygiai tą patį kalba čia alternatyva Vokietijai, lygiai tą patį kalba Le Pen, lygiai tą patį kalba Žemaitaitis Lietuvoje, lygiai tą patį kalba koks nors ten Vaitkus, ar kaip ten jo pavardė, kuris siūlo išstoti iš NATO ir kuris surinko parašus ir dalyvaus rinkimuose, bet aš taip pat išvelgiu tokių pat gaidelių net ir to paties ten Vėgėlės kalboj, kur jisai siūlo draugauti su Lukašenka, kad čia kažkas tai blogai elgėsi, arba, pavyzdžiui, dabar tas skandalas Europoje, kur aš tai noriu grįžti prie labai konkrečių pavardžių. Mes vis kalbam tokiais teoriniais dalykais, kaip ten Rusija veikia, bet vis dar bijom įvardinti tiesiogiai. Tai va dabar yra įvardinta Europoje labai tiesiogiai pavardės, tas pats toksai Lietuvoje gal nieko nesakanti ta pavardė, Petr Bistron, Vokietijos, alternatyvos Vokietijai politikas, suklusau išgirdus, pasižiūrėjau, pradėjau ieškoti Google, taip tas pats žmogus, kuris 22 metų lapkričio mėnesį Žemaitaičio kvietimu atvyko į Lietuvą ir paskui savaitę dingo iš Lietuvos ir, kaip atrodo, pėdsakai nuvedė jį į Baltarusiją. Ir ar tai nebuvo, gali tik tai spėti, bet aišku, kad ko jis ten važiavo. Greičiausiai susitikti su Kremliaus visokiais Elekos, Ačiovais ir kitais. Ir tu žinai, aš kadangi ir tu taip pat, aišku, bet stebiu tuos debatus Europos parlamente, būtent po šito Bistrono vizito per Žemaitaitį, per kurį gavo kvietimą atvykti į parlamentą ir iš susitikimus galimus su Kremliaus atstovais, čia Europos parlamente atsigavo visa šita prorusiška retorika jų lūpose. Taip atrodo, kad būtų atstatyti tie saitai nutrūkę po pirmos agresijos ir dėl to aš dabar ir galvoju, ar mes nepernelyg užmetėm šitą temą į šoną, bijodami kartais, ir musgi puola už tai, ir kaip vadindavo, jum visur rusai vaidenasi, jum visur Kremlius vaidenasi, bet aš dabar matau, kad Europoje, toj mūsų kartais keikiamoje Europoje, drąsiau kalbama apie Rusijos įtakas negu pas mus Lietuvoje. Pas mus Lietuvoje kažkaip nukreipiamas dėmesys į visai kitas grėsmės ir iš to paties valstybės saugumo departamento ir iš kitur. Aš nenustepsiu, jeigu ir po šitų rinkimų išeis valstybės saugumo departamento vadovas, kai buvo po anų rinkimų ir pasakys, žinot, Lietuvoje jie nepastebėjo Rusijos kišimosi į rinkimus. Tai turbūt čia visko gali būti ir iš tikrųjų
kartais tikrai tenka apgailestauti, kad kažkaip analitinių gebėjimų ginantis būtent nuo tokių hibridinių grėsmių ir ginant mūsų žmonių protus ir širdis, atrodo, kad labai pritrūksta. Tai čia tik tai galima pasiraginti, kad reikia neužmiršti ne tik tai grėsmių tokių, kad okupuos teritoriją, bet reikia neužmiršti ir grėsmių, kad gali okupuoti pradžioje širdis ir protus. Ir ne tik. Ir 5 straipsnis NATO čia neapgins ir vokiečių brigada neapgins. Tai šitoj vietoje iš tikrųjų reikia matyti visą panoramą ir matyti bendrą, pasidaryti paprastas išvadas, ką mes matom dabar Europoje, kaip vyksta ta širdžių ir proto okupacija. Slovakijos pavyzdys. Slovakijos pavyzdys. Tai sakau, aš visą laiką prisimenu tą gerą frazę, čia mūsų kolega vienas liberalas iš Jungtinių valstijų vis vartodavo, kad ir tai populiaru yra anglo kalbiam pasaulyje. Tai jie vartoja tokią patarlę, jeigu kas nors gagena kaip žąsis ir krypuoja kaip žąsis, tai dažniausiai yra žąsis. Tai ką tai reiškia? Jeigu matai požymius, tu galbūt nepagausi ten to, taip sakant, kyšio ar ryšio, bet jeigu tu matai visus požymius, kad kažkas veikia kaip ta žąsis, tai ir yra žąsis. Žiūrėk, dabar aš vėlgi dažnai žmonėms sakau, kad jeigu yra tie dalykai, kur tikrai nepagauti, ir VSD, ko gero, bijo pasakyti, kad kišosi, nes jeigu pasakys, kad kišosi, tai tada sakys, o duokit įrodymus, o jeigu duoti įrodymus, tai tada reikia visokių tenai operatyvinių duomenų atskleisti. Tai dėl to saugumo tarnybos dėja, bet gal ir priversos jos taip atsargiai nuo politinių procesų atsiriboti, bet mes, politikai, ekspertai, politologai ir rinkėjai, svarbiausia, jie turi labai stipriai analizuoti. Jie turi jungti protą, mąstymą ir nepasiduoti šitiem dalykam. Ir aš visą laiką bandau žmonėms sakyti ir pati savo visų pirma, bandau sakyti, koks interesas yra, kodėl Rusijai, pavyzdžiui, reikia palankių kandidatų prezidento rinkimuose. Tai dabar atsakymas man yra labai aiškus. Mūsų prezidentas, ypatingai mūsų prezidentas, institucija, labiau negu Slovakijos, kur premjeras važiuoja į Europos Sąjungos institucijų ir sėdi prie apvalaus stalo ir turi veto teisę dažnai, tai jiem ypatingai svarbus mūsų prezidento rinkimai jau vien tuo kampu, kuris dabar yra aktualus Ukrainos, Rusijos klausimais, kadangi mūsų prie apvalaus stalo sėdės prezidentas, kurio pozicija labai svarbi. Tai vienas dalykas, gal jie nepasieks to, kaip Slovakijoje pasiekė, kad jau visiškai atvirai prorusiški buvo išrinkti ir Fico, ir dabar tas Pelegrinas. Gal jiem nepasiseks Orbano tipo prezidento išrinkti pas mus, bet bent jau jiem labai svarbu, kad prie to stalo sėdėtų ne toks aktyvus žmogus, kuris paremtų Ukrainą. Kodėl Karbauskis sako, kad reikia kovoti, jam tikslas numušti Šimonytę? Tai Kremliaus interesas tas pats. Kremliaus interesas šituose prezidento rinkimuose yra tas, kad jokių būdų nelaimėtų Šimonytė. Be abejo. Ir tai čia, aišku, galima turbūt tęsti tą kalbą apie konkrečius lietuviškus dalykus, konkrečias pavardės, bet klausimas yra iš tiesų, kaip gintis, kai dabar jau tas klausimas kyla ne tik tai Lietuvai, bet ir bendrai Europos Sąjungoje. Matom visą eilę atvejų ir jau ne pirmas debatas, kaip tik bus Europos parlamente apie Rusijos įtakas politiniam procesam Europoje. Tai natūralu, kad Lietuvoje tas pats vyksta ir gal dar daugiau esame, taip sakant, Kremliaus taikiny. Na tai man viena mintis ateina, kad kaip galima padėti gintis. Tai vienas dalykas institucijos, ten saugumą ir taip toliau, kurie turi savo darbą dirbti, bet reikia sudaryti galimybės patiems žmonėms žymiai efektyviau gintis. Taip sakant, demokratija pati save turi ginti. Mes dabar dažnai turim taip, kad mūsų demokratinė sistema išnaudoja Rusiją, kurti, taip sakant, savo palankius darinius, bet aš, pavyzdžiui, matyčiau labai paprastą sprendimą. Sutarti, kad kažkokia nepriklausoma, ne politikai, o sakykime, Europos parlamentinių tyrimų skyrius kiekvienais metais pradėtų publikuoti Rusijos įtakos indeksą. Atskiriam politikam, partijom, valstybėm pagal labai aiškius požymius. Pavyzdžiui, jeigu valstybė įsivedinėja vadinamą Foreign Agents Law, ką mes matom dabar, reiškia, toj pačioj Sakartvelo, Slovakijoje, tarp kitko, Slovakijoje, Vengrija kažką panašaus jau turi.
tą, taip sakant, vadinamą užsienio agentų įstatymą, kur staiga tariamai dar skaidrumo, bet norima visas pilietinės visuomenės organizacijas, kurios vienaip ar kitaip bendradarbiauja su vakarų atitinkamą organizacijom, iš jų gauna paramą, kovoja už demokratiją, mokosi, kovoja už žmogaus teisės ir taip toliau. Tai štai visas jas pavadinti agentų, užsienio agentų organizacijų. Rusiškų pavyzdžių. Tai čia yra visiškai rusiška pavyzdys, pagal tai, kaip šitokie nuostatos dabar sparčiai yra bandoma plėsti. Na, mes matom Sakartvelo, kas darosi, tas pats Kirgizijoje pasirodo vyksta. Tai yra akivaizdžiai vienas iš tų galėtų būti požymių, pagal kurį galėtum sakyti, kiek šita šalis jau yra įtakota Rusijos. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kas vyksta toj pačioje, paimkim pavyzdį, Sakartvelo. Ir tas pats pasirodo Kirgizijoje įvyko. Tai konstitucinės pataisos, iš esmės taip panašiai kaip Rusijoje, prieš LGBT. Tai Rusija aplamai uždraudė LGBT kaip tokį, Sakartvelė irgi panašiai einama. Tai jau čia yra du požymiai. Trečias požymis, paimkim, labai paprastas, reiškia vėlgi, ką mes kalbėjom. Tariamai už taiką, bet be ginklų Ukrainai. Taip. Visiškas Kremliaus pavyzdys. Arba, kaip Pelegrini sakė, Slovakijos prezidento oponentas, kaip sakė, kurio neišrinko, sako, mane jie sugebėjo padaryti žmonių akyse karo šaukliu. Nors jisai buvo už tai, kad padėtų Ukrainai. Bet žiūrėk, Andriau, vis tiek mes kalbam labai daug ir tu teisingai sakai apie visus dalykus, kuriuos mes galim dėlioti į statyminius dalykus, tu ieškai tokių sisteminių sprendimo būdų. Bet aš dabar pabūsiu tuo tokiu kritiku, ne tai kad kritiku, bet gal šiek tiek pesimistų. Paimkime Matijošaičio pavyzdį. Tu pameni, kai jisai buvo pirmą kartą išrinktas? Aš tada beje buvau mūsų partijos štabo pirmininkė vadovė savivaldybių rinkimam ir išėjusi pirmadienį spaudos konferenciją, pasakiau labai aiškiai, kad laimėjo Rusijos kandidatas tam, kad Kaune įvykdytų tam tikras operacijas svarbės. Tada mane daug kas kritikavo ir juokėsi, ir žmonėm tai nebuvo svarbu, ir iki šiol tai nėra svarbu, bet kai dabar paaiškėjo, kad Matijošaičio įmonė netgi karinio tipo prekes sankcionuotas veža per Kaliningradą į Rusijai parduoda. Tai va čia yra ryškiausias pavyzdys, kaip Rusijos sėkmės pavyzdys Lietuvoje, kuomet žmogus dirbęs vidaus reikalų sistemoje sovietiniai, tuometiniai milicijai, atsakingas už ryšius su KGB. Jis nebuvo tas, kuris gaudė vagis. Jis buvo tas, kuris prižiūrėjo sąjūdžio žmonės, visokius neformalus ir panašiai buvo KGB žmogus vidaus reikalų ministerijoje. 91 metais po pučo išėjo į verslą, kai tuo metu Rusija KGB dalino pinigus visiems saviem visur ir tiem, kuriem pasisekė, jiem buvo priesakas kaip Uspaskichui, kaip Paksui, kuris irgi gavo tenai verslo paramą kažkur tai Rusijos šiauriai, kaip Matijošaitis, sugrįžti į politiką ir sugrįžus į politiką atlikti tam tikras užduotis. Tai mes dabar matom pavyzdį Kaune, kokia operacija buvo atlikta. Tegul mane duoda į teismą, bet aš lieku tos pačios nuomonės, kad Matijošaitis tai buvo kaip tik tai Rusijos operacija Kaune, kad labiausiai patriotišką lietuvišką miestą sukompromituoti ir labiausiai patriotišką miestą ir tai buvo ataka ir prieš mus taip pat. Tai aš čia neturiu ką daug pridurti, visiškai akivaizdu, kad būtent per verslą susijusi su Rusija, Rusijoje gimusi, ant rusiškų kokių nors resursų užaugusi verslą, ar tai būtų nafta, ar dujos, ar ten trąšos ir taip toliau. Rusija kūrė ir toliau kūrė įvairius politinius darinius Lietuvoje. Tai čia visą seriją galim prisiminti, pati įvardyje visą Skardžiaus istoriją. Tai aš tik tai galiu pasakyti, kad dėja, bet Lietuvoje mes turime tokį atvejį, kad reikia kelti klausimą, koks yra skirtumas tarp rusiškų trąšų ir baltarusiškų trąšų. Jų įtakos, taip sakant, Lietuvos politiniam gyvenimui klausimą. Gerai, tai čia iš tikrųjų tema nesibaigianti, kol mes neįveiksim šito blogio ašies, šito baisaus režimo, kuris
okupuoja Ukrainą, kuris okupuoja protus ir kuris kišasi į Europos gyvenimą, kuris nori suskaldyti Europą, kuris sąmoningai remia kraštutinius dešiniuosius tokius kaip AfD, Žemaitaičius ar panašius atvirai remia ir Lietuvoje. Tai yra neapykantos tokia politika, kuri siekia, kad pasaulyje apskritai demokratijos susilpnėtų ir mes esam vienas iš taikinių. Taigi nebesigaukim, įjunkim protus, įjunkim savo mąstymą ir nepasiduokim. Tikrai, man atrodo, kad lietuviai sugeba tą padaryti, bent jau nemaža dalis. Ačiū.